Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida Iš kiemo pusės 764. Ačiū visiems, kad esate kartu, ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad pakomentuojate, ačiū visiems, kad pasidalinat šito video su kitais, aptarėte jį su kitais ir ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformą, tiek pervedami paramėlę į Komiko teatrą. Apačioje po šito video aprašyme yra ir sąskaitos numeris Komiko teatro. Ir ačiū visiems, kurie paspaudėte ir tą širdelę, mygtuką ačiū, esantį čia apačioje ir tampate mūsų kanalo klubo nariais ir rėmėjais. Tikrai didžiausias ir nuoširdžiausias ačiū Jums už tą finansinę paramą visos komandos vardu. Tai mums labai svarbu, nes mes negaunam jokių fondų pinigų. Patys suprantate, kad net jeigu ir stipriai prašytumėm, vis tiek sakytų, žinokit, jūs neatitinkat kriterijų. Kaip kažkada rodėm, mokslų daktarė netitiko kriterijų, nes per menkas išsilavinimas, ar, sakysim, akademikas, mokslų daktaras netiko į aplinkos ministrus, o paėmė kažkokį susikompromitavusį veikėją, kuris dabar skerdžia miškus. Čia tokia ta, sakysim taip, politinė demokratija, konkrečiai politizuota ir konkrečiai remianti savus. Taigi, pradedame nuo linksmų dalykų. Čia Kauno rajone, akademijos miestelyje, štai toks įmantrus takelis, toks zigzaguotas menas IA, menas padarytas, o žmonės vis tiek eina tiesiai, kaip jiem patogiau ir vietoj to, kad tiesiog paimti ir padaryti taip, kaip visiems būtų patogiau, ne, meną paliko ir taip mano, kad va tas tokia, gal sakyčiau, instaliacija, jinai yra žymiai geriau negu normalus, paprastas, tinkamas vaikščiojimui, puikiau naudojamas takelis. Čia tiesiog toks nukrypimas pradžiai pasižiūrėti, kokių dar pridaro mūsų statybininkai ir biurokratai variantų, o dabar važiuojame jau apie politikos naujienas. Vakar Seime buvo pateiktas klausimas, kurį pateikė Seimo narys Rimas Jankūnas dėl valdovo išvaldovinimo. Priminsiu, kad LTSR aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas praeitoj kadencijai buvo paskelbtas visatos valdovu. Neva tai yra pirmasis valstybės vadovas, nors ir konstitucijai parašyta, kad valstybės vadovas tai yra prezidentas. Vytautas Landsbergis niekada prezidentu nebuvo ir net bandydamas tapti prezidentu, dalyvavo rinkimuose ir nepateko į antrą turą. Net nepateko į antrą turą. Tai sakysim, net arti galimybės tapti valstybės vadovu jis nebuvo. O aukščiausios tarybos prezidiumo pirmininkas niekada nebuvo joks valstybės vadovas ir iškraipyti istoriją, meluoti žmonėm arba, kaip sako valdžiagalviai, vakar balsavę, toj pasakysiu kaip, čia buvo klaida, o klaidos taisyti kita klaida negalima. Priminsiu, kad dauguma Seimo narių, štai jų balsavimas, nubalsavo už tai, kad šitas klausimas būtų išbrauktas iš darbotvarkės. Už tai, kad klausimą apie išvaldovinimą išbraukti iš darbotvarkės, balsavo demokratų frakcija vardan Lietuvos skvernelininkai 9 balsai, liberalai 12 balsų, socialdemokratų frakcija 38 balsai, mišri Seimo narių grupė 1 ir 25 Tėvynės sąjunga minus Lietuvos krikščionys demokratai. Seimo pirmininkas Skvernelis taip pat balsavo už tai, kad klausimą išbrauktų. Už tai, kad klausimas būtų svarstamas, pasisakė 19 Nemuno aušros išrinktų Seimo narių frakcijos ir valstiečiai žalieji 10 žmonių, 1 susilaikė, bet jo balsas irgi už tai, kad prieš tai jis skaitosi prie tų pačių, kurie už išvaldovinimą. Ir
Kaip jau minėjau, Seimo pirmininkas ir premjeras Paluckas įvardino, kad Landsbergio paskelbimas valdovu yra klaida. Kitaip sakant, neteisėtas veiksmas. Ir jie sako, žinokit, tos klaidos negalima ištaisyti darant kitą klaidą. Aš tiesiog priminsiu pagrindinį teisės principą. Iš neteisės teisė negimsta. Iš melo negimsta tiesa. Kaip bevadintumėm Vytuką, valdovu jis niekada nebuvo, jis gali savo užsirašyti ant kaktos ir konservatoriai gali nubalsuoti už tai, kad jis yra olimpinis čempionas ir pirmasis Lietuvos kosmonautas ir šuolio į tolį čempionas. Bet ką gali prisirašyti, bet jisai tuo niekada nebuvo ir nebus. Ką savo berašytų. Ir tai yra melas, tai yra absoliutus ir gilus melas, visiška neteisė. Seimas praėjusiai kadencijai padarė visišką teisinį absurdą, klaida tai pavadinti švelnu, ir iš tos neteisės negali gimti teisė. Ir klaidas normalūs, protingi žmonės taiso. Nebent tie žmonės neprotingi, kurie balsavo, kad netaisyt klaidų. Arba jeigu jie protingi, tai jie suokalbėje su tais, kurie sąmoningai iškraipo istoriją. Šiuo atveju negalimgi Palucko ar Skvernelio pavadinti kvailiais. Reiškia, jie suokalbėje gina melą, gina neteisėtus veiksmus ir patys tampa to suokalbio neteisėtų veiksmų bendrininkais. Jūs, gerbimieji, didžioji dalis balsavote už šitos mankurtus, kurie pardavinėja Lietuvos istoriją, pardavinėja apskritai Lietuvą, ir čia yra faktas. Šitas balsavimas dar kartą įrodo, kad Tėvynės sąjunga minus Lietuvos krikščionys demokratai ir socialdemokratai tai yra viena ir ta pati partija su dviem galvom, neva tai besipjaunančiom tarpusavyje. Ir jų uodega skvernelistai. Skvernai, va ten. Toj vietoj, kurią jie esant reikalui visada nukirs. Važiuojame toliau. Pavėluota tokia informacija, bet tiesiog, kadangi daug klausimų buvo, JAV ir Ukraina pasirašė istorinį susitarimą. Amerikiečiai paaiškina, ką šita sutartis signalizuoja. Tiesiog priminsiu, kad šitas susitarimas tai yra, kad kontrolė perduodama Jungtinių Amerikos valstijų jurisdikcijai. Kitaip sakant, amerikiečiai pradeda kontroliuoti Ukrainos žemės gelmes. Sakoma, kad tai baisiai naudinga sutartis, tai yra tokia baisiai naudinga, baisiai naudinga, ir čia galim cituoti šitos visus naudingumus, kaip matote. Amerikiečiai sako, pripažįstant didelę finansinę ir materialinę paramą, kurią JAV žmonės suteikė Ukrainos gynybai po visapusio Rusijos invazijos, ši ekonominė partnerystė leidžia mūsų abiems šalims bendradarbiauti ir kartu investuoti, kad mūsų bendras turtas, talentai ir pareigumai paspartintų ekonominį atsigavimą. Tai amerikiečiai jau vadina Ukrainos žemės gelmes jų bendru turtu. Ta prasme, tapo Ukrainos žemės turtų bendrasavininkai. Pradžioje lyg sakė, kad jie dėl demokratijos remia Ukrainą, dabar paaiškėjo, kad remia dėl turtų. Rėmė demokratiją, bet pasijuto kaip ir nuskriausti, dėl to jiems reikia pasikompensuoti savo rėmimą. Ukraina irgi sako, kad tai yra labai naudinga sutartis. Ir sutartyje numatytos mokesčių garantijos. Suprantama, tos mokesčių garantijos labai naudingos sutarties sudarytos amerikiečių investicijoms. Reiškia, amerikiečiai, trumpai tariant, nemokės mokesčių. Šitą sutartį dar turi ratifikuoti Ukrainos parlamentas, ir kadangi sutartis labai naudinga ir tą visi supranta, tai Ukrainos prezidentas prigrasino
sankcijom Ukrainos parlamento nariam, jeigu kas balsuos prieš. Sutartis naudinga, bet reikia grasinti, kad už naudingą sutartį žmonės balsuotų. Dar priminsiu, kad dėl šitos pačios labai naudingos sutarties kilo skandalas prieš porą mėnesių Baltuosiuose rūmuose, kai nuvažiavo Zelenskis ir atsisakė ją pasirašinėti. Amerika iškart nutraukė karinę pagalbą, ten vyko skandalas, visi atsimenam, tas skandalas, rėkavimas ilgai buvo aptarinėjimas. Ir klausimas, kaip tokią naudingą sutartį staiga Zelenskis buvo apsigalvojęs pasirašinėti. Ir kodėl tokią naudingą sutartį Ukrainos parlamentas gali neratifikuoti ir jiems reikia grasinti, čia demokratiškas veiksmas, grasinti parlamentaram, kad jie balsuotų taip, kaip reikia, nes baisiai naudinga sutartis. Nes žemės turtai pereina demokratijos rėmėjim. Tokia štai, kadangi prašėt pakomentuoti, kaip man atrodo, tai man taip ir atrodo. Ką dabar pasakiau. Važiuojame toliau. Šitą valdžią, kaip čia pasakyti, taip užsimojo atimti iš žmonių pinigus ir turtą, kad čia jau net, žinot, sunku komentuoti. Praėjusi valdžia, Šimonytės šaika, tai atrodo kaip smulkus banditėliai, lyginant su šitais rimtais banditais, kurie nusitaikė realiai į visą turtą ir gyvenamąjį būstą konkrečiai kiekvieno žmogaus. Vis daugiau nemalonių staigmenų. Gyventojams pardavus būstą gali tekti didelę dalį pelno padovanoti valstybei. Mat, už kiekvieną tokį sandorį skaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis. O nuo kitų metų Finansų ministerija ruošiasi mokestį drastiškai padidinti. Buhalteriai teigia, kad priklausomai nuo uždirbto pelno iš būsto, kai ką mokestis gali išaugti beveik 2 kartus. Pardavus butą ar namą reikia sumokėti gyventojų pajamų mokestį. Ką gyventojams reikėtų žinot, kad pardavus tą turtą labai didelę dalį reikės atiduoti valstybei. Dabar mokestis sudaro 15% nuo uždirbto pelno iš parduoto būsto. Tačiau kitąmet Finansų ministerija siūlo šį mokestį drastiškai didinti. Tarifas varijuotų nuo 20 iki 36%. Tai yra drakoniškas šuolis ir tikrai rinka to nesuprastų. Buhalterė teigia, tai baisiau nei nekilnojamojo turto mokestis. Liaudiškai kalbant, 200 000 eurų pelnas, tai dabar jūs mokate nuo to pelno 30 000 gyventojų pajamų mokestį. Pritarus pakeitimams jums reikės mokėti beveik 49 000 eurų gyventojų pajamų mokestį, tai yra beveik 19 000 eurų brangiau. Įsivaizduokit, kokį jūs pastatą turit parduoti, arba būstą, arba namą, kad uždirbt 200 000. Tai kiek kainavo toj vietoj jums pastatyti tą namą arba įsigyti? Čia gali likti nuskriaustų. Šį kartą opozicijai neužkliūna. Paprastiem gyventojams, jeigu jie parduoda savo nuosavą būstą, tai kažko baimintis nereikėtų. Tai turbūt yra svarbu, kad ir išliktų tie principai. Ekspertas teigia, reaguos ir nekilnojamojo turto rinka. Jau dabar parduoti neskuba, o kitąmet būsto sandorių gali įvykti dar mažiau. Atsiras daugiau paskatų arba atidėti sprendimą parduoti, stabdys pačią nekilnojamo turto rinką, arba kas dar blogiau būtų, tai trauktis į šešėlį ir atsirastų vėl kažkokie gryni pinigai apyvartoj. Anot buhalterių asociacijos už parduotą butą gali tekti sumokėti ne tik notarams, bet dar ir pridėtinės vertės mokestį. Tai bendroji sumoje gali būti, kad jūsų mokesčiai, turint pelningą sandorį, jums reikės apie 50% atiduoti valstybei. Aš manau, kad viską supratote iš šito siužetuko. Čiagi sisteminė žiniasklaida jau rodo ir patys taip, lengvai stebisi, nesuvokia, kas čia darosi. Ir kai atsistoja biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas ir pasakoja, kad nuo pabrangimo reikės sumokėti mokesčius ir iš kur čia 200 000 gali gautis toks pabrangimas, tokių būstų nėra. Aš galiu pasakyti labai paprastai, nebaigtos statybos būstą žmonės nusiperka už 80, gal 100 000 euriukų, vėliau į jį investuoja, sukiša pinigus, pabaigia tą gerbuvį visą viduje, išsiklijuoja plytelę, susitvarko, susiremontuoja būstelę, pasistato tvorą, susideda trinkeles
tas masinis vertinimas iš karto jų būstą paverčia ne 100 tūkstantinių, o 150 tūkstantinių, dar pagyvenus kelis metus. O dabar sakė, kas 2 metus pervertins dėl infliacijos. Ne dėl to, kad pabrango būstas, dėl infliacijos, dėl pinigų nuvertėjimo. Ir tas būstas taiga pasidaro vertas 100 tūkstančių brangesnis. 200, o gal net ir 150 tūkstančių brangesnis, pataps jisai 250 tūkstančių kainytė. Ir jeigu nuo to nuskaičiuos 36%, tai yra nuo 100 tūkstančio pabrangimo, orinio, tai yra infliacija, viskas pabrango, pinigai nuvertėjo. Jam sako, už infliaciją reikia susimokėti. Ir iš tavęs nuskaičiuos, jeigu tu už 100 pirkai, už 200 galvosi parduoti, greičiau negu per 10 metų, nuskaičiuos 36 tūkstančius. O tūgi dar įdėjai ten ir sumokėjai PVM už plėteles, už tualetų įrengimą, už virtuvės įrengimą. Dar realiai tavo būstas, taigi ne 100 tūkstančių kainavo, o jisai tau kainavo 130, kol tu sutvarkėjai jį iki to, kad jisai būtų, o gal net ir 140. Ir kai jis pasidaro 200, nuo 200, nuo to skirtumo 100 pirkai, 100 užaugo dar sumokėti 36 tūkstančius, tai praktiškai gaunasi, kad tu lieki ant nulio, be nieko, o valstybė iš tavęs atima pinigus. Ir dar čia ne viskas. Ir dar čia ne viskas. Jie ir už paveldimą anūkas gaus senelio būstą ir turės susimokėti milžiniškus mokesčius, milžiniškus. Kai kurie net negalės, neturėdami tokių pinigų, priimti to paveldimo turto ir valstybė tą turtą atims. Seneliai, tėvai negalės palikti vaikam. Kažkas tiesiog protų nesuvokiama ir tai daroma patyliukais. Patyliukais, kaip matote ir parašyta. Anksčiau buvo užsimename apie ketinimus apmokestinti paveldimą turtą, bet jie baigdavosi tyliai. Užtat dabartiniai valdantieji nutarė tai padaryti patyliukais. Ir čia jau žinot, net nežinau ką sakyti, net nežinau ką komentuoti, bet pradžioje sakiau, tai yra žiaurus, ciniški banditai, be jokių skrupulų, be jokių moralės kažkokių susigraudenimų ar graužaties, absoliučiai, be sąžinės graužaties sako, jūs visi mums skolingi. O patys susiinvestavę pinigiukus užsienyje, srėbė babkytės ir sako, nu ten tai mūsų turtas, o čia buvo jūsų, taps mūsų. Manau, kad visiems viskas aišku ir čia dar aišku ne visos problemos. Jeigu kalbam apie vaikus ir vaikų nepilnamečių narkotikų vartojimą, tai situacija absoliučiai katastrofiška Lietuvoje. Nauji narkotikai vaikus pasiekia greičiau nei pasiekia pagalba. Kaip jau buvo nekartą sakyta, vaikai mokyklos 10, jau 11 metų pradeda vartoti, visi žino, kur įsigyti tos žolės. Kaip sako, nu žolytė niekam nekenkia. Aš galiu pasakyti, kad jos švarios, čia gydytojai sako, švarios. Nėra Lietuvoje, jinai primaišyta kažkokiu chemikalu ir bet kokie narkotikų vartojimai sukelia sunkes, nepagydomas psichinės ligas. Nuo žolės, nuo kažkokių tablečių, todėl, kad ten primaišyta tiek chemikalų, nuo kurių nuo pirmo karto prasideda negrįžtami procesai, psichikos sutrikimai ir dabar apie 60% jau jaunuolių netinkami kariniai tarnybai ne dėl kažkokių fizinių sutrikimų,
bet dėl to, kad sutrikusi psichika. Jiem negalima realiai patikėti ginklo. Ir jeigu apsidarysite tokių kiekių jaunų žmonių keistų, švelniai tariant, tikrai niekada nebuvo. Policija žino taškus, bet negaudo. Žmonės visi žino, moksleiviai visi žino, kur įsigyti. Reiškia, ir policija tikrai žino, bet nieko nedaro. Politikai stumė tą, bet jau dabar laisviečių kaip ir nėra. Galėtų policija suimti visus, sutvarkyti ir pabaigti klausimą, bet nieko nedaro. Ir tai tik tai kelia rimtų įtarimų, kad patys tvarkos sergėtojai tiesiogiai susiję galbūt net ir su gamyba, galbūt net ir su realizacija. Ir aukščiausi politikai matyti irgi pamaitinami, nes tie patys aukšti policai sėdi valdžioj ir niekaip iš ten neišstumiami, nors susikompromitavę ne kartą, bet sėdi, reiškia kažkam kažkur. Atnešė viskio dėžutes, netuščias ir nepripildytas viskio. Ir visi patenkinti. O kad mūsų ateitis žudoma, kad jūsų vaikai, jūsų anūkai realiai žudomi ir naikinami, niekam nemotais. Ar taip elgiasi normalus valstybės žmogus? Tai yra mūsų valstybės ateities naikinimas ir nei vienas politikas net nekriuksi apie tai, kad reikėtų sugriežtinti įstatymus dėl narkotikų vartojimo. Visada policija sako, baikit, žinokit, kaip čia dabar, va taip, nu kam čia dabar? Kam tai naudinga? Narkotikų dileriam. Kaip čia taip gaunasi, kad policija juos dengia? Nu, nemato, sakykim taip. Vat ir tokia labai liūdna iš tikrųjų istorija, bet mes visuomenė jau ne kartą parodė gebėjimą susitelkti kritiniu momentu, turėtumėm konkrečiai eiti į gatves ir protestuoti prieš mūsų vaikų nuodijimą. Politikai, mūsų pasamdyti Seime politikai arba dirba Lietuvai, arba turėtų būti išmesti su tais pačiais narkotikais į šiukšlyną. Kaip buvo išmesta jau tų narkotikų propaguotojai ir bandytojai legalizuoti Laisvės partiją. Tai tiek šiandien, gerbėmiai iš Kiemo pusės. Ačiū visiems, kad žiūrėjote, ačiū visiems, kad paspaudėte patiktukus, ačiū visiems, kad prenumeruojate kanalą, kad pakomentuojate ir ačiū visiems, kad paremėte visą mūsų komandą tiek Patreon platformą, tiek pervesdami paramėlę į Komiko teatrą. Apačioje po šito video yra Komiko teatro sąskaitos numeris. Tikrai didžiausias ir nuoširdžiausias ačiū jums visiems už tą paramą. Ačiū ir tiems, kurie ir čia paremėte YouTube kanale, paspaudžiate tą mygtuką, ačiū, ten galima prisijungti ir paaukoti, kiek tik tai jums širdis geidžia ir ten tampat ir mūsų kanalo klubo nariais. Visiems gerų dienų, po tamsos visada ateina šviesa, reikia tik nepatingėti, pajudėti, kad ta šviesa greičiau ateitų, kad tie debesis mūsų pastangomis būtų išsklaidyti. Tie debesis, kurie dengia šviesą. Ate.